Labas, esu Povilas, psichologas, coachingo specialistas, psichodinaminės terapijos praktikas. Labai smagu matyti tave čia, mano profilyje. Tikiuosi, kad gyvenimas džiugina, kad gyvenimas yra prasmingas, o jeigu ne, tai esi geroje vietoje. Norėčiau trumpai papasakoti apie save, kad būtų lengviau apsispręsti, ar norėtumai eiti į terapinę kelionę su manimi. Tai turiu 8 metų patirtį darbo personalo srityje, konsultavimo srityje ir verslo konsultavimo srityje. Kaip psichologas dirbu jau daugiau nei 2 metus. Mano kelionė prasidėjus COVID-ui, taigi darbas nuotoliniu būdu, nuotolinės konsultacijos, efektyviai, rezultatyviai, man tai yra pažįstama ir artima. Kadangi esu daug dirbęs su organizacijomis, ypač technologijų įmonėmis, startuoliais, ambicingais verslais, kurie nori keisti rinką, nori keisti pasaulį, nori pasaulį padaryti tvaresnį, patogesnį, našesnį. Dažnai sakau, kad tai yra labai prasmingas žaidimas verslų vadovams. Mes retai susimąstom, kad tai nėra dažnai apie pinigus, tai yra apie įtaką, tai yra apie pergalės, tai yra apie prasmę. Tiesa, ne visiems žmonėm, kurie yra organizacijos žemesnėse grandyse, kurie dirba kasdienį darbą, kovoja fronte tam tikrą prasme, kaip britai sako, in the trenches už verslo gerovę, vykdo pardavimus, programuoja, atlieka kitas operacijas. Jiems nebūtinai tai yra smagus žaidimas. Daugeliui mūsų tai yra pragyvenimo šaltinis, tai yra erdvė kažką išmokti, tobulėti, pažinti naujus žmonės. Ir kai kada tas konfliktas tarp vadovų ir specialistų nebūtinai yra tiesioginis, jis gali pasireikšti įtampa darbe, dvejonėmis, nežinojimu, kaip atlikti vieną ar kitą užduotį, svarstymais, ar dirbti čia, ar nedirbti ir kitais klausimais. Ir kai šitų klausimų neužduodame laiku, nesustojame reflektuoti savo darbo veiklos, savo darbo rezultatų, savo santykių su kolegomis, savo santykių su artimaisiais ir draugais, kurie irgi yra tam tikras veidrodis to, kas dedasi su mumis darbe. Jeigu mes to nereflektuojam, neužduodame klausimų, gali organizmas supykti ant mūsų. Jis gali galiausiai pradėti protestuoti, kai mes nesirūpiname juo, kai mes nepasimaitiname, kai mes neišgeriame tinkamo kiekio vandens, kai mes nesilsim, kai mes nepramogaujam. Ir organizmas turi būdų pasakyti stop. Ir jis gali pasakyti stop 3 būdais. Jis gali pasakyti per mūsų protinius gebėjimus. Mes galim pastebėti, kad mes nebesusikoncentruojam, nesusikaupiam, nepadarom užduočių kokybiškai, gaunam prastą grįžtamą ryšį dėl to, ar plakame save, dažnesnis variantas. Mes galime pajausti protestą per savo emocijas, kai mes jaučiame beprasmiškumą, kai mes jaučiamės prislėgti, supančioti, suvaržyti, sunerimę. Ir mes galime jausti protestą kūne, kai mūsų kūnas nenori eiti į darbą, kai mūsų kūnas nori miegoti ir ilgai, arba mūsų kūnas nenori miegoti ir jis yra nuolatiniai mobilizacijoje. Ir įvairūs šie požymiai, tokie protinio, emocinio ar fizinio nuovargio, tai gali sukelti perdegimo sindromą. Ir nelinkiu čia atsidurti, bet jeigu atsidūrei, tai esu linkęs tau padėti ir eiti į terapinę kelionę kartu, kad ne tik susitvarkytumai su perdegimo simptomatika, bet ir pažintum priežastis, kodėl atėjai iki to perdegimo, nes yra aibė veiksnių, kurie gali jį sąlygoti. Kas be ko tai yra mūsų auklėjimas, mūsų ankstyviausios patirtys,
kokį mes pavyzdį matėme savo šeimose, savo globėjų ar tėvų elgsenoje, savo draugų elgsenoje, savo mokytojų elgsenoje, kiek jie būdavo persidirbę, kiek jie leisdavo savo, kiek jiems reikėdavo kovoti dėl savo išlikimo, kad pasimaitinti, išmaitinti šeimą ar panašus pavyzdžiai. Perdegimas gali būti sąlygotos mūsų asmenybės struktūros, kiek mes norime kontrolės gyvenime, kiek mes esame atviri pokyčiui, uždari pokyčiui, kiek mes linkę eiti į kontaktą su kitais, ar labiau norime eiti į kontaktą su savimi, kiek mes esame darbštus, kiek mes esame mažiau darbštus ar tingūs netgi. Visas šitas spektras veiksnių, auklėjimo, asmenybės, organizacinių veiksnių, visuomeninių veiksnių, jie padiktuoja mūsų organizmo reakciją. O organizmas, aš mėgstu sakyti, organizmas visada teisus. Jis pasako, ko jam reikia ar ko jam nereikia. Bėda ta, kad mes jo ne visada klausom. Taip kad kviečiu mokytis klausyti save, mokytis stebėti aplinką, mokytis pažinti save, savo emocijas, savo išgyvenimus, savo mintis, savo elgseną, savo impulsus ir tobulėti. Dirbu šį darbą jau daugiau nei 2 metai, bendrai virš 8 metų dirbu organizacijų srityse, konsultuoju organizacijas, padedu organizacijoms augti, taip kad esate gerose rankose. Nebejoju, kad daug ko nepasakiau. Būtų smagu pratęsti pokalbį kartu, susipažinti ir pabendrauti ir eiti kartu į tavo asmeninio augimo kelionę. Tai ačiū, kad klausei ir iki kito.